Bet čia man turbūt taip tik tai vakarais užeina, tada jau kada valgy dar labiau noriu ir jau kaip nevalgau prieš miegą. Nes dienomis ir ryte, kai dar daug maisto prieš akis, tai man viskas gerai. Ir šiaip viskas gerai. Tai prasme, tik būna visokių minčių, čia yra normalu, aš manau. Jos ateina ir praeina. Dabar jau prieš patį galą aš jaučiuosi geriau negu tikėjausi, kad jausiuos. Yra ketvirtadienis, rugsėjo 29 diena, atsikėliau 5 ryte, pameditavau, pasidariau arbatos, nusifotografavau, nusifilmavau, išsiunčiau update treneriui, lauksiu pastebėjimų kažkokių tai ir pasimatavau visus savo bikinis. Ir kadangi Facebook'e buvau paprašiusi žmonių balsuoti, kokios spalvos bikinį man dėvėti pirmose varžybose, nusprendėte, kad aš turiu dėvėti raudoną. Tai aš su juo ir būsiu. Bikiniai visi yra nuostabiai gražus, aš labai džiaugiuosi savo mamytės darbu, kaip ir visada. Ir pamatysite juos, nekantrauju pasirodyti jau su visa apranga, su visu makiažu ir visu kuo varžybų dienomis. Aš labai alkana, pilvas jau gurgia nuo ankstaus ryto, bet 2 valandas dar nevalgiau, tik atsikėlus, bet einu kažką pasigaminti. Paskutinę minutę sugalvojau nusilakuoti nagus. Tai dabar ir prisiminiau vieną dalyką belakuodama nagus. Vakar ėjom su draugė pasivaikščioti jos naujus namučius ir, žodžiu, užsukom paskui į tokią parduotuvę, pamačiau pakistaniečių desertų parduotuvę. Tie desertai atrodė taip nerealiai ir aš net nebejoju, jie yra tokie skanus. Aš užsukau tenai pasiklausinėti pardavėjo, ten kaip kas, sakau, čia iš kokios šalies, čia maistas, ten, sako, iš Pakistano. O viskas atrodė taip skaniai. Tai aš sugalvojau, kad aš turbūt po 2 varžybų nusipirksiu dėžutę. Ten jau turbūt rankų darbo kažkokie tai desertukai. Ir, žodžiu, tas pardavėjas sako, sako, į kokį žiūri, sakau, va į tą, kur pistacijos sakėt. Tai prašau, žinoma, galite paragauti. Ir jisai paėmė paragauti ir aš net pašokau. Oi, ne, sakau, mane duokit. Ir taip įsigandau ir jisai žiūri mane, galvoju, gal man šlikštus tas maistas turbūt. Aš sakau, ne, sakau, čia, ta prasme, nepykit, sakau, viskas gerai, sakau, aš labai noriu, sakau, paragauti, bet aš negaliu. Mano draugė juokėsi, sako, aš tai galiu paragauti, sako, aš paragausiu. Ir po to jinai ragauja. Ir aš taip žiūrėjau, sakau, kaip. Ir žinot, kaip pasakau, kai būna, kai nori kažko ir klausi dažnai, ar skanu, arba, kaip, ar patiko, arba jeigu nesuvalgo, o tai ko nepabaigi. Tai va, žodžiu, čia toksai linksmas nutikimas vakar buvo, tas žmogus tikrai taip įsigando, galvojo, tu sako, tu čia dabar, bet aš pati įsigandau, nes aš tikrai labai norėjau paragauti, bet aš taip, net nesitikėjau ir taip galvoju, ne, jokiais būdais negalima, man ragauti negalima. Bet jo, po varžybų ant trūpo, turbūt po Miami Pro 23 dienos 5 svarai kainuoja 0,5 kilogramo, tai gali tenai įsirinkti visokių desertukų, tai turbūt kažką paragausi. Nusintusi, kaip ir minėjau, treneriai savo video, kaip atrodau, parašė viskas okei, nuotaika pasigerink, sako, nusipirk be cukrų ledinukų. Tai net nusišypsojau. Nežinau, bandysiu eiti turbūt į sveikolių parduotuvę ir klausti, ar turi kažkokių be cukrų ledinukų. Šiaip tai nieko tokių neragaus, bet pasižiūrėsim. Man nuotaika gera man nuotaika iš tikrųjų, bet gal aš tam video atrodžiau tokia biški surūgus. Man nuotaika dar labiau pataisytų, tai sodo oboliukai, o ne be cukriai ledinukai. Renkuosi dabar. Radau sugar free tokių
Čiupa čipsų nėra. Bet va. Skirtingi. Kažkokį išbandysim. Treneris patvirtino, tai imsiu šiuos lakriš skonio. Labai mėgstu lakriš saldainius. Please. Skanu. Buvau pasilgu šito skonio. Koks gražus vakaras. Ir dar be to šiandien kalbėjau su treneriu, pasišnekėjom, nutarėm, ką valgysiu varžybų dieną, ką prieš varžybas ir taip toliau. Tai jau grįžus namo atidarysiu savo stalčiuką ir žiūrėsiu. Šitą galiu valgyti, šito nevalgysiu, šito valgysiu 2, šito 3. Maistas, viskas man taip kvepia, dabar va ką tik užuodžiau, atrodo, hotdogus. Nežinau kodėl, bet man atrodė, kad aš užuodžiau hotdogus su svogūnais, su padažu ir su dešrele. Prisiminkit, aš mėsos nevalgau. Štai ir jie! Can I also get miso soup, please? Please. Yes. Prisėdau sudaryti mitybos planus ir sporto. Ir va, noriu pasakyti, vakarais būna tikrai labai jaučiasi tas kalorijų deficitas, kai atrodo taip širdį permuša. Tai prasme, tiek jėgų nėra jau vakare ir toksai, nežinau kaip paaiškinti, toksai atrodo jauti pulsą, širdies plakimą kažkaip krūtiniai. Ir taip dažnai jaučiasi. Jaučiasi, kad kūnas prašo maisto, prašo energijos. Nieko. Dar truputį, 2 savaitės ir tada gausiu po varžybų pavalgyti, paskui vėl varžybos. Būsiu režime savaitę, tada vėl pavalgysiu. Tada, manau, kūnui biški bus tos šokas, tokios apkrovos vėl. Gerai bus viskas, bet jo kartais tas sunkumas tikrai jaučiasi. Ir taip nesąmoningai, kai lieka mažiau laiko, dabar atrodo, tikiuosi nieko nenutiks. Atrodo, kai varžybos čia pat, pradedi baimintis visokių dalykų nesąmoningų, prisigalvoji. Šiandien kažkokia kvaila mintis toptelėjo, jeigu man širdis sustos. Turbūt ne vienam sportininkui tai buvę. Dėl to ir medituoti iš tikrųjų sunku. Stengiuosi medituoti, 20 minučių išeina pabūti ramiai, bet vis tiek galva apsemta būna visokiausiais dalykais. Ir atrodo, tų planų yra šitiek daug. Anksčiau tai būdavo užsivedi ir varai, darai. Dabar irgi viską darau, esu veikli, nesustoju, bet labai sunkiai jaučiuosi. Tai prasme, labai sunku prisversti, atrodo. Prisiverčiu, bet prisversti sunkiau negu anksčiau. Nieko. Grįšiu atgal į savo vėžes, turiu planų aibę. Noriu keliauti, noriu pradėti vienus ir kitus kursus, noriu pradėti rašyti 3 knygą, noriu pažinti, matyti. Planų turiu begalę. Visais jais pasidalinti su jumis be abejo. Fiksuosiu tai savo dienoraščiuose, savo video bloguose. Einu miegoti, nes aš jaučiuosi tokia pavargus. O dabar dar nėra 11. Ir to kelsiuos 5:30 ryte išgersiu pre-workoutą, manau. Ir bėgsiu į treniruotę. Paprastai, nežinau, suvalgyčiau gal bananą kokį, kad cukraus gaučiau, fruktozės. Bet jo, negalima. Netrūks man į kalorijų normas. Labanakt. Labas rytas! Noriu iš karto jums pasigirti ir parodyti, ką man pasiuvo mama naujo. Toks kostiumėlis. Man jisai taip patinka, aš negaliu. Viršus, džemperiukas ir
kelnytės tokios pačios. O, dera ir mano nagai ir lūpos, jau to reikės išbėgti. Matot, kokios skirtingos pas mane dienos ir kokie skirtingi dienos metai, dienos laikas, kaip čia pasakyti. Kartais aš tokių nesąmoningų žodžių pasakau, kad aš paskui tvarkau, montuoju video ir galvoju, ką aš čia pasakiau. Nu, bet tikiuosi, jūs mane supratot. Per tiek serijų turbūt mes galėtume rasti bendrą kalbą, suprastume vienas kitą. Nežinau, ką aš čia vėl pasakiau. Anyways, tai žodžiu, matot, koks skirtingas metas pas mane būna ir nuotaikos skirtingos ir kaip svyruoja vakar vakare, tarkim, aš jaučiausi tokia bejėgė, suprantat, aš jau kaip esu įpratus rytais pasportuoti ir dienos metu tiesiog nuvažiuoti į darbą, padirbti ir grįžti namo, ar ne? Ir mano kūnas jau taip priprato. Ir tada viskas gerai ir jaučiuosi įprastai, bet jeigu aš dar papildomai darau kažkokį darbelį arba išeinu kažkur pasivaikščioti dar, arba, va, tarkim, vakar vakare susitikau savo buvusią bendradarbę ir jau paskui aš grįžtu namo ir aš jaučiuosi tokia išsekus, nes aš papildomai dar kažkokios veiklos dariau ir jau mano kūnas jau sako, ką tu čia savo galvoji, valgyti tai man neduodi, energijos tai man neduodi, o tu čia nori visko dar veikti. Ir tikrai jėgų būna taip nėra. Bet va, rytas, nauja diena, šiandien išgeriau prie workouto, bėgau į salę, pasidariau nugarytę, bet vis tiek treniruotė buvo gan sunki, kadangi liko jau 2 savaitės, tai aš manau jau man reikės biškį save pušint ir... Bet nieko, 2 savaitės jau yra nedaug. Šiandien yra rugsėjo 30 diena, jau spalis, jau 1 rudens mėnuo praėjo. Ar galite pagalvoti? Pastebėjot, kad aš jau blakstienų nebesidedu? Ai, labai tingi kažkaip. Jėtų sakė, darbo ten to su tom blakstienom. Jau geriau kelis kartus pasibandžiau, nu dar gal kelis kartus pasibandysiu vėliau ir paskui jau tiesiog darysiuos per varžybas. Ir šiandien vakar pasišnekėjau su treneriu, dar pabandysiu suspėti pasibandyti įdegio kremą, nes aš jo nebandžiau. Ir kad nebūtų bėda ir gėda varžybų dieną, tai reikia man išbandyti įdegio kremą šiandien vakare turbūt. Ir tada rytoj ryte dar kelis kartus susitepsiu, bet jau po pozavimo, nes rytoj ryte bėgsiu pozuoti. Gerai, jau aš ir taip jums čia labai visko daug pripasakau. Bet tikiuosi įdomu. Va, dar norėjau pasakyti kai ką. Matėte video, kur pasakau 2 pasakojimus? Tai jeigu jums patinka tokie video, jūs man leiskit žinoti, aš tada tų pasakojimų papasakosiu jums daugiau, nes iš tikrųjų pas mane visokiausių nuotykių įvairiausių vyksta. Ir dabar aš labai ruošiuosi papasakoti jums daugiau apie video, apie savo svorio keitimąsi, apie savo sveikos gyvensenos pradžią ir viską bendrai, nes tikrai susilaukiau daug diskusijų Facebook'e po to, kai kėliau nuotrauką savo prieš ir po, kai man buvo 19 ar 18 metų ir dabar. Ir dabar turėtų būti išpausinti nauja nuotrauka, kaip aš atrodžiau prieš 6 mėnesius ir kaip atrodau dabar. Tai kas nematėte, nueikite į missfit.lt Facebook'ą. Ir gerai, mėlyjei, susitiksim kitam klipe. Ten už manęs eina mergina ir aš einu ir girdžiu, kad ji lietuvė ir jis sako, telefonu kalbėdama, ten eina priešais mane tokia pati merga su tokiais, sako, ten eina priešais mane merga su tokiais pačiais batais, atimsiu. Atsisakau, sakau, neatimsi, jinai, ir dar lietuvė, pasimetė. Va, ką reiškia lietuviškai šnekėti Anglijai, niekada nežinai, kur lietuvis. Atėjo jau laiškas iš Miami Pro su vardais ir kategorijom ir viskuo. O, varžybos tikrai artėja. Va dabar jau viskas jau. Pamėgstama daina. Tik kol nėra boso, biškį reikia. Kai saulė šviečia už lango, tai smagu. Ot pamatyti dabar mane bosas. Ot kokia aš darbininkė. Nu, tokia faina daina. Ne visada mano maistas atrodo itin skaniai.
įprasta penktadieniais, darbą baigiau anksčiau ir dabar aš skubu į Stratfordą, Westfieldą susitikti su savo buvusią grupiokę Nikki. Nemačiau jos jau 2 metai. Labai nekantrauju. Kur po 0 batus padėjot? Nu. Na ir aš kaip visada punktuali, atvažiuoju laiku, bet žmonės su manim susitikti vėluoja. Tai dabar turiu savo užkandį, 2 kiaušinukai ir riešutų sviesto. Ne riešutų, o migdolų sviesto. Paskutinis mano migdolų sviestas, bet namie turiu dar visokių riešutų sviestų prisipirkus, tai nepergyvenu labai. Tai dabar kol pavalgysiu, manau, jie turėtų toj pasirodyti. Here's the girl, finally! Next, don't run away. That's for my blog, that's for Lithuanian people. I missed her so much. I haven't seen you for how long? 2 years? 2.5 years. Just after we can. I know. Oh my gosh. Labas, people. Labas. She knows several words in Lithuanian language because I taught her. Yes. Oh. Mėlėjai, parašykite žmonėms, kurių nematėte jau 100 metų, susitikite, atnaujinkite ryšius. Grįžau namo, pavalgiau varškės su riešutų sviestu, biškį pasikepiau ir su 1 kiaušiniu baltymu. Tokių labai įdomių dalykų aš prisigalvoju. Ir prisėdau tvarkyti video ir žiūriu, kad aš tiek visko prifilmavus, tai net pasimetus dabar esu, nežinau, galva nedirba, nežinau, kur koks video, kur kokia diena, tai eisiu vėliau žiūrėti. Bet va dabar dar vėl filmuoju, noriu parodyti, ką pirkau. Užsukau į Wilkinsoną, nusipirkau termosą, čia vandenukui karštam. Nusipirkau už 6 svarus čia toksai maisto. Čia jį reikia maisto maišelis toksai, kaip ir šaltkrepšis. Čia jį reikia išvynioti, jis šiek tiek didesnis. Ir dar vieną nusipirkau termosą, o čia dėsiu ryžius. Pasidarysiu ryžių, kad karšto maistuko turėčiau iš karto po varžybų. Ir dabar žinot, ką einu daryti? Einu išbandyti Pro-Tan produktą. Einu įsitepsiu, pasimsiu seną patalynę kažkokią, kad jeigu šmursinčiau nieko tokio būtų. Ir žiūrėsiu, kaip seksis su įdegiu. Na ką, išsitepiau. Dabar ne taip matosi, nes tamsu, bet rytoj dar turi patamsėti. Ir rytoj ryte nusiplausiu visą įdegį tiesiog po vandenuku, šiltų, tokiu drungnu, nekarštu, ir pabandysiu užsitepti dar vieną kautą. Ir tada matysim, kaip gausis. Biški nelygiai, aišku, čia man netaip jau gerai ir sekasi, dar man ten reikės viską nusiskusti, idealiai nusidepiliuoti. Kas čia dar? Kas čia reikalauja po mano langais? Gerai, mėlėjai, aš jau einu miegot ir rytoj pasižiūrėsim, kaip atrodys mano įdegis.